Dabar paklausyk čia. Rolandai, ką pasakysiu? Savo močiutės netekau, kai buvau dar labai mažas. O tu mažas buvai? Man buvo tik 5, taip ir nespėjau pagloboti močiutės. Jauna, sveika, gyvybinga moteris ji buvo, elniai griebtų. Bet ėjom vieną dieną ir ją numušė traukinys. Mano močiutė! Lokomotyvas prakeiktas! Užjaučiu, Sierai. Vėliau paguosiu tave savo būdu. Dėkoju tau, dar. Kokiu būdu? Taigi, Rolandai, galva mano močiutės susprogo. Susprogo ir visa močiutė. Mano akise išlakstė dalimis po visą lentvarį. Kiekvieną močiutės dalelę, kiekvieną močiutės detalę surinkau ir palaidojau savom rankom giliai po žemę. Tiesa, vieną močiutės kaulelį Eik tu namas. su savimi nešioju. Tu čia baidaisi, Sierų močiutė. Štai kas beliko. Iš mano močiutės. Kodėl? Nori? Eik tu, kiškis tą savo močiutės kauliuką atgal į sterblę greičiau. Nekenčiu tave.